Apsisprendžiau dalyvauti, matot. Istorinis apkaltos posėdis dėl šiurkščių konstitucijos pažeidimų Seime prilygo teismo posėdžiui su advokatais ir baigiamosiomis kalbomis. Aleksandras Sakarukas ir Linas Karalius tikino, kad apkaltą nepelnytai suorganizavo oponentai. Virgis Valentinavičius, Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė. Šitie 3 žmonės atvedė mane į apkaltą. Iki kovo mėnesio vyko intensyvus šantažas. Žinutės, pokalbiai, persekiojimas. Reikalavimas buvo vienas, kad mūsų frakcija dalyvautų valdančioje koalicijoje. Dalyvautų besąlygiškai, paklūsdama konservatorių reikalavimam. Iš tikrųjų, gyvenime aš esu matęs daug, bet šitos trijulės, kurią aš įvardėjau prieš tai, aš sakyčiau, kad jeigu palyginimui, tai Henrikas daktaras yra šventasis prieš juos. Kas liečia Arūną Valinską, tai aš jam pykčio nelaikau, iš tikrųjų jis vienintelis čia turėjo teisę kerštauti, tai dėl to aš negaliu nieko blogo pasakyti. Tai yra labai žmogiška netyčia palikti kortelę frakcijai ar kokį dokumentą. Labai dažnai žmonės palieka savo piniginę ar raktelius, tai yra mažas daiktas ir aš manau, kad tai yra suprantama. Kaip jin atsidūrė pas mano kolegą, aš tikrai nežinau, nes tuo metu manęs nebuvo Lietuvoje. Apkaltos bylos nagrinėjimas baigtas Seimo narių baigiamuoju žodžiu. Aš noriu kreiptis tiesiai jūsų širdis ir paprašyti jūsų, kad šiandien nuėję į būdelę ir dėdami tos 2 kryžiukus, kurie galbūt jums nieko nereiškia, jūs užduotumėt savo klausimą, ar tikrai aš nesu praleidęs nei vieno Seimo posėdžio. Ar tikrai aš nesu balsavęs už savo kolegą? Ir kai išgirsite savo sąžinės atsakymą, tada balsuokite pagal tai, kaip jūsų sąžinė pasakys. Pagal Seimo narių sąžinę atostogos vietoj posėdžių yra didesnis nusižengimas negu nesąžiningas nevienkartinis balsavimas svetima kortele. Todėl iš Lino Karaliaus Seimas mandatą atėmė užbalsavus 89 Seimo nariams, o Aleksandrui Sakarukui paliko užbalsavus 80 Seimo narių. Kad mandatas būtų atimtas, reikėjo 85 balsų. Nutarimas dėl Aleksandro Sakaruko nario mandato panaikinimo nepriimtas. Taigi, Seimas Seimo nario Aleksandro Sakaruko apkaltai nepritarė. Pergalės užuominų jau buvo Sakaruko baigiamojoje kalboje. Tai, ką pamačiau Seime, iš tikrųjų mane nustebino. Tai tikrai atsiprašau kolegų, kurios galbūt įžeidžiau per 2 metus. Labai buvo malonu dirbti su dauguma iš jūsų. Seime yra tikrai dauguma padarių, sąžiningų žmonių, kurie laikosi žodžio. Ir aš tikrai jums visiems dėkoju ir galbūt dar padirbėsim ateityje. Ačiū. Palikus Sakaruką, Seime prasidėjo raganų medžioklė. Akivaizdu, kad partijos, kurios viešai kalbėjo, kad palaikys apkaltą, slapta balsavo kitaip. Neoficialiais duomenimis apkaltos nepalaikė Darbo partija ir Tvarka ir teisingumas. Nors jos seniūnas Valentinas Mazuronis kalbėjo, jog Seime Karaliui ir Sakarukui ne vieta. Išmesti Sakaruko ir Karalių Seimo būtų užtekę valdančiųjų ir socialdemokratų balsų, tačiau jie taip pat slapta greičiausiai balsavo kitaip, nei kalbėjo viešai. Linas Karalius pirmasis Seimo narys, kuris mandato neteko dėl šiurkščiai pažeistos konstitucijos. Jo vietą Seime užims Andrius Burba iš Tautos prisikėlimo partijos. Jis patvirtino, kad į Seimą eis. Vienas iš apkaltos iniciatorių Vytenis Andriukaitis ketina kreiptis į Konstitucinį teismą, kad išaiškintų, ar konstitucijos pažeidėjas Sakarukas gali likti Seimo nariu. Aurelijus Griškevičius, Vidmantas Biržinis, LNK žinios Vilnius.